O įrašę turit ką nors? Įrašė. Mes koncertinę grupę, 25 metus tos pats gabals grojam, visą laiką perkuriam, įrašą buvo idėja, kažko bandžiam daryti yra, bet aš jų nereklamuoju, bet dabar yra ruošiam net 3 kompaktinį diską, jeigu nes taip yra 60 dainų mes per visus senai pragrojam. Pasirodys tas albumas, tie 3 albumai, 3 kompaktai, kada išeis, jeigu įrašinėja? Nežinome. Turėjo dabar pasirodyti, bet specialiai neleidžia per šito koncerto, nes tai būtų diską pristatymus, o čia yra gimtadienis. O tie albumai išeis vienas blues skirt kaviniam, vienas toks senų ir vienas visai naujas muzikos. Nes labai įvairius stilius groja. Tu pat žinai, ką tik mes tai groja. Gal gali papasakoti apie ką dainos, kaip gimsta, kaip kurie muzika? Dainos, muzika, kūrinės. Labai įtako daro koncertų, užtenka pamatyti kokį ten koncertą, nes beveik viskas Lietuva atvažiuoja, tai ir daugiausiai kvepims, daleiskim, kad tokia hima, ne, jaunų kolektyvus, mes niekada nesidomėjom tokį muziką, bet užteka vieną kartą važiavom ir mes pagal jį sukūrėm dainą. Tai pagal Rush, pagal Van Halens, pagal Black Sabbath daug sukurti, bet jo toj dvasioj sukurtus kūrė. Bet aš nesakau, kad man nepatinka, nes buvom tuomet groju iš metų veikia, tai princip, tai dar jeigu festivalis buvom, tai pasirink dainą, kur tie groti, biškai, pažiūri pats. O tekstus pats kurie, ar kitų? Daugiausiai paskutinį momentą pats, ne tik te autorių, nesu tekstus geras kuriais, bet pagal autorių sunku pritaikyti, bet anksčiau tai būdavo, pats nekurdavo, bet šiuo momentu reikia dainai specialiai, tu pats žinai, kaip reikia dainą sustatyti tekstą, jeigu nori ko nors to pasakyti. Nes aš dabar noriu visą teigiamus apie kalbus nedainuoti. Kaip toji, ne? Bet tu dainuoji apie toks visiems biškai, pomirtins gyvenimas. Apie Dievą nedainuoji. Apie Dievą irgi ne. Tai va, apie nušvietimą reikia dainuoti. Paskutinį metą žemė gyvena. Sena gera grupė. Ką dar gali pasakyti, kaip Pasvalietis? Kaip Pasvalietis vienintelė grupė, kuri sakykime, savo veiklos mažiau ar daugiau, nors ir keičias muzikantai, bet vis tiek ta grupė yra išlygus. Ir va šiandien parodys, ką jie gali ir iš tikrųjų kiek dar turi jėgos. Žavė panelė su žaviu tortu roko grupiai, Plentas 25. Atsiprašau, Teisingai, Nenoromas. Grupė Nenoromas, kad pasakys porą žodžių, sakinių apie grupę Plentas. Nenoromus. Dar nebuvo, mes gimė, turbūt, kai šitą grupę susikūrė ir pradėjo groti. O šiaip Jūrė paprašė pagroti, tai mes labai girdam Jūrę. O supratau, o kai gimėt ir užgirdot grupę Plentas, kokius nors atsiliepimus? Nu, originalias dainas. Išskirtiniai tekstai gal pasakyčiau. Apie ką tekstai, nes tai jis mums ir nepasakė apie ką. Dažniausiai tai na, vietoj. Svarbiausia ne žodžiai, o emocijos. Svarbiausia, ką nori pasakyti, nesvarbu, ką išgirs. Supratau. Ačiū, Jūrė! Jūrei! Ačiū nuostabiom Nenoramom ir einam dar Apie Jūrę? Man dar reikia Jūrės mamos atsiprašyti. Kažkad vieną kartą po kažkokią grojimą, aš nežinau, man atrodo, kad tai čia šitą pritrūko malos. O Jūrės tėvuks labai skanų alų mūg padaryti. Ir kadangi mes pritrūkam, tai nuvėjom prašyti, neduot, tai aš prižadėjau Jūrę apženyti. Neapženį, alaus gavau. Tai va, vienas iš tokių variantų. Ir dar pašiadienkai nežinau truputį, nu kaip jam neišėjo. Jūrė yra mano senas kaimynas. Anksčiau buvo pavadinimas, suprant, muzikantų visų tokių senesnių, už man vyresnį, aš jų nemažas. Būdavo skaitavo, mes iš Parką galą. Tai va čia Plent irgi yra gimęs turbūt Valakėlios, turbūt kovo 8 kolūkiai. Jie pirmą kartą pradėjo ten groti kažką. Ir buvo pavadinimas grupės Parką galas. O tik vėliau jų pasidarė Plent. Jūrė, už tavo mes keliamės gražių čerko ir išgeriam. Sėkmės to. Tikriausia Pasvalio grupė. Ar dažnai atvykstate į jų koncertus? Trečią kartą matysiu. Nu ir kaip tau? Antrą kartą, kai mačiau, geriau buvo negu pirmą kartą. Tai dabar bus iš viso super. Dėkui. Nu ką, Plento grupiai 25 metis šiais metais ir atvykom palaikyti Plento grupės. Nuo ko iš vis prasidėjo tavo muzikinė karjera? Kaip iš vis susidomėjai muziką ir kaip pradėjai groti?
Čia labai ilga istorija. Nu, taip būkite, taip kaip į to susidami, kaip į visus ten pradėjo groti viskas. Visą laikį menim hard rock metalo mėgo, bet paskui iš hard rock kaip išmoksti groti, pradėti kito muzikoje. O iš karto su gitara groji? Ne, pradėjau groti Panežį, būtent su būgnas, Panežė politikai iš tikrųjų. Panežė politikai priėmė būgnininko konkursas buvo ir aš tada jau man toks priėmė, toks iš Panežė gitarist buvo Laumžirgis, tai va su juo ir tabais yra, su juo daugiausiai pragrojam. O taip tai Panežį buvo, ta muzikinė karjerkė Panežį, visos klubas gyv muzik buvo, taigi va dabar Vyšnė buvo, pirmą kartą pasirodė, po kiek laiką pamačiau. Krydangs, taigi čia legendos Panežį. Ir jos didžiulį įtaką darė. Man tad buvo tik tas kiek, jis toks 16 metų. Ir va jie būtent, Panežį būdavo kiekvienam ten politikai, muzikos mokyklai, tai hidrei, visur grodavo šoks, Panežė, karininkų, kemel, gyv muzika, bliuz. Anais laikas nebuvo diskotekų, diskotekas prasidėjo tik nuo 83 metų. Ir sad, kaip sakant, Panežį mirė muzika visai. Ir sad bus muzika persikėlė į pasaulį. Šiuo momentu pasaulyje daugiau muzikantų negu sam Panežį. Pats gerai žinau. O tu pats iš Panevežio ar iš Pasvalio, kur šaknis? Ne, tai aš pasvalės, bet aš Panežį, kaip sakant, Panežį pragyveno 4 metus. Bet to pačio jaunystė, to muzikinė. Bet tad, kai Panežį buvo kiekvieno kampo muzika. Plentas susikūrė, mes su Jūrė buvom kokioje 6-7 klasėje ir grodavom pionierių namuose. Tai 6-7 klasėje, įsivaizduokit, būdavo ir komjaunuoliai, ir vėliavos raudonos. O kaip paskui pradėjai gitarą groti, jeigu pradėjai, pradžių grojai būgnai? Kaip tėvas nežinoja, nusipirko bosinį gitarą, pasislaikęs Panežį iškomis parduotuvės dar. Ir tada namuose per radiją groja bosinį. Ir paskui armiją paėmė, armiją Latviją tarnavo, tai tad buvo irgi ten planta muzikinė, Latvijos muzikantų studijos, geras buvo, tada armiją jau pradėjo su gitarą groti. Bet iš dabar tai visą laiką bosų mėgo. Nebuvo kaip solo groti, paskui automatiškai tapo solo. Aišku, o kaip šiaip Pasvaly auganti karta, yra pamaina kokia auga? Nu, taigi auga, va šitoj studijai vaikai repetuoja, bet specialiai, ne to, kad čia aš pats kultūros namuose kiek, bet yra duodam visiems laisvė groti. Laisvų kas ką nori, čia nemokam uždyko. Tai va, jeigu iš Panežio kas nori roko groti, bliuzą, tai Pasvalį kviečia. Filmuoji tada, va, ne? Tai vis Panežiečiai, kas norėtų išmokti gerą bliuzą groti, turėtų važiuoti pas mane roką studiją Plentas.